Šiandien birželio 22. Šioks toks jubiliejus Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje pradžios data prieš 84 metus. Trečias Reichas, Vokietija įsiveržė į Lietuvą, tuo metu tarybinė, užpuolė Tauragę. Labai toks keistas sutapimas, ar nekeistas, kad šiandien anksti ryte 4 valandų kažkur gal Izraelio valstybė konfliktuodama su Irano valstybė gavo pagalbą iš Jungtinių Amerikos valstijų. Šiandien 4 valandų ryte Jungtinių Amerikos valstijų bombonešis atakavo Irano valstybės strateginius punktus. Sako, kad tos bombos pasiekė tikslus, bet mano šiandienos ta visa kalba jinai nesusijusi su politika. Tiesiog aš norėjau pakalbėti apie mėginimus suprasti tiesą, mėginimus įsiaiškinti tiesą, kaipgi yra. Nes, reiškia, gudrų žmonės, jie pasižiūri abiejų šaltinių, žiūri, kaip ten Izraelio šalininkai traktuoja įvykius, žiūri, kaip Irano šalininkai traktuoja įvykius ir galvoja, kad maždaug jau čia objektyvi ta tiesa ir iš dviejų tų galų įmanoma kažkaip tai sudurti kažkokį tai tikresnį vaizdą, bet tai yra netiesa. Tai yra netiesa ir aš dabar iš savo tokios patirties prisiminsiu, kaip aš reagavau į tas žinias, tą informaciją apie Antrojo pasaulinio karo eigą. Kaip keitėsi mano tas požiūris, metams bėgant, gaunant daugiau informacijos ir aš tiesiog noriu konstatuoti faktą, kad šitie švieži duomenys, dabar gauti, ką tik jie tikrai nėra nei objektyvūs, nei jie nėra kažkokia tiesa. Tiesa ateina po daug metų. Tiksliau sakant, galbūt, vadinkim, tiesos nuojauta jau ateina. Kada tu pradedi nebeabejoti, kada tu pradedi tikrai žinot, kas ten buvo ir kodėl buvo. Reikia labai labai daug metų. Ir todėl krikščionybės istorijoje įvykis dar labiau reikšmingas. Ir aš matau, kad žmonija šimtmečius bandė suprasti, kas įvyko Izraelyje. Jėzaus iš Nazareto pasirodymo metu ir šimtmečius bandė iššifruoti. Ir vis dar iššifruoja kažką tai, ir vis dar praėjus 2000 metų ta tiesa vis dar atsiskleidinėja naujai, ko nebuvo dar, ko neturėjo bažnyčios tėvai, ko neturėjo viduramžiai, ko neturėjo Liuteris. Žodžiu, jinai atsiskleidinėja dar vis. Tai kuo reikšmingesnė tiesa ta faktinė, tai tuo ilgiau jinai brandinasi, tuo ilgiau žmonė nesupranta, kas iš tikrųjų įvyko. Iki galo nesupranta. Tai krikščionybė, jinai vis dar kely iki supratimo, kas vis dėlto įvyko Izraelyje. Jėzaus iš Nazareto pasirodymo metu. O tie Antrojo pasaulinio karo įvykiai, jie irgi aiškėja per dešimtmečius. Eina dešimtmečiai ir vis tas vaizdas kažkaip pavirsta kitokiu, paaiškėja, paskui kita briauna atsiskleidžia ir irgi, sakau, praėjo 84 metai
Ir vos dar ryškėja tik tai ta tiesa, kas įvyko 1941 metais. Vos dar tik tai čiut praryškėja ta tiesa. Daug dalykų liko ginčijami, o va tik kai kurios detalės jau yra jau tokios neabejotinos. Tai va suprantat, kiek reikia laiko, kad iš tikrųjų suprastum, kas įvyko. 84 metai. O čia, supranti, va ką tik tai, Izraelis, Iranas, ką tik tai. Ir žmonės įsivaizduoja, kad jau jie žino. Jau žmonės įsivaizduoja ir aš dabar bandysiu paaiškinti, kame čia reikalas. Kur čia žmonės reiškia buksuoja. Tai pailiustruosiu to savo tokiu suvokimu per tos tarybinių laikų filmus, kad rodė tos filmus ištisai rusai, vokiečiai. Ir rodė, ir mes vaikai žiūrėjom ir buvo įdomu savotiškai. Tos informacijos buvo labai daug. Visa vaikystė. Rusai, vokiečiai. Filmai, paskui knygos buvo, nu aišku, ne visos, bet viena kita pasitaikydavo irgi įdomesnė knyga apie tuos įvykius karinius. Tai vat filmai, knygos, dainos. Patriotinės tos, reiškia, pabėda, ten, žodžiu, daugybė informacijos. Nu, milžiniškas kiekis informacijos ir aš galiu pasakyti, ten buvo labai tokia dalinė tiesa. Daugybė, ten sakau, buvo apie tos karinius dalykus informacijos. Ir labai mažai. Ir labai mažai, dabartinių protų aš galiu pasakyti, va ta informacija suteikė, nu, nepaprastai mažai suvokimo, kas iš tikrųjų įvyko, reiškia, kas iš tikrųjų įvyko Antrojo pasaulinio karo metu. Ne kiekis tas informacijos nulėmė, bet dar buvo mažai laiko praėję iš tikrųjų nuo tų įvykių, kad suvokti iš tikrųjų, kas ten įvyko. Dar buvo per mažai laiko. Ir aš atsimenu, rodė tokį filmą, dokumentinį filmą, kuris vadinosi Paprastas fašizmas. Buvo toks režisierius, man atrodo, kad jis buvo žydų kilmės, aš dabar tiksliai negaliu pasakyti, Michailas Romas, ir jisai pastatė labai įspūdingą filmą, Paprastas fašizmas, kur ten buvo remiamasi daugiau dokumentiniais kadrais, kino ir fotokadrais. Ir jis taip stipriai pastatytas, netgi šiandien žiūrint, jisai sudaro labai stiprų įspūdį palieka. Nors šiandienos akimi žiūrint, aš matau, kad tas žmogus, jisai daug ko negalėjo pasakyti, ko norėjo pasakyti. Tas režisierius, jisai kalbėjo versdamasis su ta kino kalba tiek, kiek leido ta tarybinė ideologija jam. Ir kai ką jisai pasakė, tokio pasakė, tikrai stipraus, bet vėlgi aš pamačiau, kad vėlgi tai yra labai sąlygiška. Labai sąlygiška. Ir dar vieną dalyką aš pamačiau, vat ten filme, kad dokumentika labai skiriasi nuo vaidybinio kino. Kaip vaidybinis kinas vaizduoja rusų, vokiečių tos karius. Ir kaip dokumentiniai kadrai, reiškia fotografijos ir kino kadrai, kaip jie vaizduoja tuos įvykius. Vėlgi didžiulis skirtumas. Ir tu negauni tų atsakymų, tu nežinai, kodėl ta informacija kaip dangus ir žemė skiriasi. Tai kuom tikėti? Tai kaip suprasti? Tai ar galima iš viso kažko pasitikėti šitam pasauly, kai rodo tuos pačius įvykius ir rodo antiek skirtingai? Ir aš atsimenu, reiškia, tokių drastiškų labai dalykų rodė tą dokumentiką, tokių,
sunkiai pakeliamų tokių kadrų, žinai. Ir faktiškai nesuprantamų kadrų. Žiaurumai ten reiškia tos aukos, bet supranti, kada rodo, reiškia, išrinktas moteris, tu jau nebesupranti, kas čia yra. Tu jau logikos nesupranti, kam ten, reiškia, tos fotografijos su išrinktom moterim prieš sušaudant. Ką tai reiškia? Filmas to neaiškina. Kodėl jie ten rodo, tai kokia buvo logika, kam to reikėjo. Tarybinis žmogus, reiškia, savo protų, jisai jau nesupranta, kas tai yra. Nes tavo gyvenimo metu to nevyksta, tu jau nebesupranti logikos. Kas čia per reiškinys? Gal dabar gali kažkiek tai logiškai išmąstyti, kad buvo antiek didelė neapykanta, reiškia, žmogui, kad buvo siekiama kuo labiau pažeminti, kuo labiau jį pasityčiot, kažkam gal pasimėgaut norėjosi. Ten, žodžiu, tu supranti, kad praeitos epochos logika tau jau nesupranta. Praėjo dar kokių 30-40 metų, jau tu nebesupranti tų laikų įvykių. Tau rodo kronikas, tu matai, kad tų žmonių tu jau nesupranti. Ne tik šituo atveju, ne tik išrinktų moterų atveju, bet daugeliu tų poelgių motyvų tu jau nesupranti, kodėl šitaip elgėsi. Kodėl tie žmonės taip gyveno, taip rengėsi, kodėl apie tai kalbėjo, tu jau nesupranti. Ir žodžiu, dabar aš galiu pasakyti, kad domėjausi aš istoriją. Aš norėjau būti archeologu. Labai rimtai aš jau tikėjau, kad aš tikrai būsiu suradęs vieną kitą senovinį daiktą, aš juos kolekcionavau, aš branginau kaip nežinia ką ten tuos senovinius daiktus, tai buvo mano didžiulė aistra senoviniams daiktams, jų estetikai. Aš mačiau, kad jie yra kitokie tie daiktai, ten, sakykime, koks pinigas, kažkokia knygelė, reiškia ten. Ir žinai, buvo įdomu, kad tai yra kitokio mąstymo. Reiškia, tie senoviniai žmonės kitaip mąstė. Tu matai, kad jie visiškai kitaip mąstė. Negalėjai suprasti, kodėl jie kitaip mąstė. Bet tame buvo įdomumas, kad čia yra daiktai, tu matai, kad jie kitaip padaryti. Dabar taip nedaro, reiškia. Ir tame buvo įdomumas. Ir supranti, atsimenu, gavau sagą tokią vokišką sagą su tuo ereliu, su svastika. Klasiokas vienas ten kažkur tais ten iškapstė, išknėsė. Ir man buvo taip keista, kad kada tu žiūri filmus, tuos eina vokiečiai su tam svastikom, tai yra viena. Bet kada tu pačiupinėjai, kada tu paimi tą sagą, kada tau jis ją atiduoda, kada jinai tavo nuosavybė, tu prisilieti, tu pasidedi, paskui vėl paimi, pačiupinėjai, ar tikrai, tu faktiškai supranti, kad pamatyti filmą ir paimti realų daiktą, čia kažkur tai išknista, čia Ignalinos krašte kažkur išknisė, tu prisilieti prie realybės, jau filmas tai yra faktiškai iliuzija. Tu net nežinai, ar ten buvo, nebuvo, o kada tu sagą šitą paimi su tuo realiu, su svastika, viskas tave persmelkia kažkas tai, tu įsitikini. Tave filmai bando įtikinti ant krūvą filmų, o kada tu
paimi sagą šitą, tu supranti, kad ne, tai visiškai kas kita. Ateina visiškai kita tikrumo kokybė, visiškai kita. Visiškai kita. Ir aš atsimenu, tėvas melioraciją dirbo, žinojo, kad aš ten domiuosi, kad aš renku, tai jis man atvežė vokišką šalmą, iš kažkur tai ten atkasė, surūdijusi visiškai, tai aš jį ten šveičiau, žinai, nuo tų rūdžių, ta forma tokia, ta visa estetika irgi labai stebino, kad, nu, kodėl va tokia forma, žinai, to šalmo, kodėl ten, nu, kitokia estetika, ten tokie ragiukai dar pritaisyti, iš šonų dar lygiai kažkaip, tu vėl galvoji, Dieve mano, nu prie ko čia tie ragiukai? Nu kam gali ateiti į galvą ten prie to šalmo tos ragiukus dar pritaisyti? Kam čia jų reikia? Nei čia jie kažkokios funkcijos atlieka, nei nieko, tiesiog kažkokia estetika, žinai. Nu tai veikia mano pasaulėžiūrą, aš supratau, kad nu vėlgi tas, reiškia, informacijos pasaulis, tas iš knygų, iš filmų yra visai kas kita. Ir visai kas kita, kada tu tą šalmą pasiimi į rankas, jį ten čiupinėjai, jisai, supranti, tavo nuosavybę, jisai pas tave stovi ilgai ir tave smelkia ta realybė, tave įtikina, kad taip tikrai buvo. Nes tas šalmas, jisai yra unikalus, jisai nepanašus į jokius kitus, jisai tau garantuoja, kad čia tikrai tų laikų. Nes ta forma, visi tie ragiukai, tau liudija, kad čia tikrai, supranti, yra to momento, to istorinio momento artefaktas. Ir galiausiai dar vienas toksai, reiškia, toks stiprus mano įsitikinimas, labai stiprus įsitikinimas, kuris man atnešė sveiką nuovoką. Sveiką nuovoką, reiškia, atnešė apie realybę, kaip realybė surėdyta. Tai aš atsimenu, mes irgi su draugais ten kažkur tai vaikščiam vienam kaime ir radom apleistą tokį sugriuvusį namą. Jis buvo faktiškai, nu stogo jau nebuvo, jis faktiškai nugriuvęs buvo, bet sienos išlikė ir mes, aišku, ten ieškom senovinių daiktų. Visi žinojo, kad man rūpi senovė ir visi man, nu, mačia, reiškia, tų senovinių daiktų ieškoti. Tai jokių daiktų mes ten neradom, bet mes radom sienas apklijuotas laikraščiais. Tai buvo viena nuostabiausių, viena fenomenaliausių mano patirčių. Nes dar savo bobutės namuose aš irgi virtuvėje mačiau, kad irgi ten, reiškia, senovinis namas, vienoje vietoje, atrodo, virtuvėje buvo irgi laikraštis, kažkur ant sienos laikraščiais klijuota. Dar tapetų neturėjo, tai laikraščiais klijuodavo. Ant medinės sienos, reiškia, ant tų medinių rastų buvo ant viršaus laikraščiai. Bet čia buvo labai, kur, va, reiškia, mes su Hebra užėjom, ten buvo labai storas sluoksnis tų laikraščių. Ir mes atsargiai plėšiam tuos laikraščius. Iš pradžių buvo tarybiniai laikraščiai, reiškia, tokie jau naujesni tokie. Paskui po jais mes nuplėšiam, tai buvo jau pokariniai tarybiniai laikraščiai, kur iškart po karo dar. Iškart po karo. Stalininių laikų tarybinis laikraštis. Gaila, kad aš jų neišlaikiau, aš juos buvau atsinešęs, bet pradanginau paskui. Dabar gailiuosi. Ir žodžiu, po tais stalininiais laikraščiais, aš pavadinimų neatsimenu, tiesa gal buvo, aš nežinau. Po stalininiais laikraščiais vokiškas laikraštis. Vokiškas nuotrauka, ten vokiečiai, reiškia, net su nuotraukami tada spausdindavo, reiškia. Ir tu pradedi jaus, kaip laikas teka, kaip tu prie laiko šito prisilieti, kaip tu tuos sluoksnius atplėši. Supranti, dar buvo paauglys žmogus, dar viską į dušę taip grinai priimi, nu,
kaip gyvenimas tau vat, pamokslauja, tau rodo, kaip surėdytas pasaulis, tave įtikina, tau nieks neįrodys, kad čia dirbtinai suklijuoti dalykai. Tu matai, kad natūraliai žmogus gyveno ten kaimiečiai, kokį laikmetį jie praeidinėjo, tokį laikraštį jie užklijavo. Ir ten, autentiškai, tu matai, kad niekaip tu taip dirbtinai nesuklijuosi, nes kiekvienas sluoksnis, kiekvienas laiko sluoksnis, jisai ten savo specifiką, kažkokie savo klijai, bet atšokdavo tie, aš nežinau, ko jie ten klijuodavo, bet atšokdavo taip tie laikraščiai, faktiškai buvo įmanoma juos vienus nuo kitų atplėšti, kad tu tuos lapus tokius atplaišus dar galėjai skaityti laisvai ir džiaugtis. Ir sakau, galiausiai tas vokiečių laikai, mes priėjom iki vokiečių laikų. Ir po vokiškų dar buvo kažkoks, aš jau dabar neatsimenu, ar lietuviškas, ar lenkiškas, bet dar kažkoks buvo už vokiečių, reiškia, neatsimenu, senai labai buvo. Tai va tuos istorinius sluoksnius, reiškia, atplėšdamas, tu matai, kad tai unikali patirtis. Tu įsitikini, tu supranti, tu matai, kaip svarbu ne iš pasakojimų kažkokių girdėti, kad buvo kažkokie tai ten senoviniai laikai, ne iš pasakojimų. Tu pats tarsi va tuo laiko kažkokia tai, ne mašina, bet kažkokiu tai laiko kaleidoskopu, tu pereini tais laipteliais, nors taip, simboliškai, bet pereini laiku. Ir vaikui, kuris formuojasi, jam, tas sveikas supratimas tikrovės, ne iš kažkokių tai pasakojimų, ne iš filmų, bet dokumentika, autentika, dokumentika. Ir man sakau, žmogui, kuris aš ruošiausi būti archeologu, tai buvo, pasaulio atradimas. Aš buvau laimingas, man daugiau nieko nereikėjo. Aš buvau laimingas. Ir aš mačiau, kad senovinių žmonių būtent ta logika kitokia. Kažkaip kitaip jie elgiasi, kažkaip kitaip jie mąsto, kažkaip kitaip jie rašo tos laikraščius. Ir tai yra mįslė, kad kiek čia, 30-40 metų, o žmonės visiškai kitaip mąstė, kitokie šriftai, kitokios antraštės, kažkokie lietuviški žodžiai ir vis tiek, kad ir lietuviški, bet vis tiek kažkoks kitoks stilius. Žodžiu, tu pradedi suprast, kad šitas pasaulis yra labai sąlygiškas. Aš tais laikais nežinau šito žodžio sąlygiškas, bet šiandien aš žinau, tai yra labai sąlygiška. Viskas yra labai sąlygiška, labai reliatyvų. Ir mes negalim, reiškia, įlysti į to laiko žmogaus sąmonę, kaip jis suprato pasaulį, mes negalim. Ir tada išeina tiesos klausimas. Ar tu pajėgus suprasti tiesai iš viso, ar tu pajėgus ją suprasti? Kodėl žmogus tau neužsiduoda šitą klausimą? Neužsiduoda savo šitą klausimą, kad, reiškia, kad palauk. Tu taip skubiai sakyt, kad aš žinau. Ten, su žmogum ten pradeda ginčytis ar bendrauti, sako, aš žinau. Aš geriau žinau, supranti. Žmogus su žmogum kalbasi, vienas turi vieną požiūrį, kitas visiškai kitokią, neišklauso, reiškia, kito pusės, nenori suprasti. Aš jau žinau, supranti. Čia tas durnumas absoliutus, tas skubėjimas reaguoti, reiškia, kad aš jau žinau, o tu nežinai, tu neišklausęs kitos pusės, skuba ten spręs, skuba vertinti, žinai, kažkur kantrybės nėra, kažkas, supranti, tai nėra tai pasaulyje, čia, supranti, praeina daugybę metų, kol tu pradedi suprasti kažką. Daugybę metų reikia, o čia, žinai, čia pat, sako, aš čia pat. Aš iškart, aš žinau, sako, aš žinau. Ir tu supranti, iš kur tos bėda žmonijos, iš kur tas aptemęs protas žmogaus nuo savo egoizmo, nuo egocentrizmo, kad sako, aš žinau, sako, aš mačiau, aš žinau, sako. Iškart sprendimus daro, iškart puolas daryti sprendimus kažkokius tai. Neteisybė, taip negalima.
taip negalima, paprasčiausiai patirtis rodo, kad žmogus nelinkęs į tiesą, žmogus nemyli tiesos, žmogus pilnas nuosavo teisumo. Ir tas nuosavas teisumas, jisai, būtent ir krikščionybė, jisai, ką aš pastebėjau, kad sako, žinai, sako, aš žinau, supranti, aš esu toj pusėj. Mes esam toj pusėj, tai čia aš ir teisus. Ne visai. Pavyzdžiui, nu gerai, vat, kada tu ten prisižiūri tų filmų vokiečiai rusai, tai reiškia rusai geri, vokiečiai blogi. Tas moralinis toks lygmuo. Bet kada supranti, tu gauni tą sagą, vokišką sagą, reiškia. Vokišką sagą tu gauni. Ir tu padedi tą sagą prie kažkokios tai tarybinės monetos su herbu, ten kokios nors iki karinė ten moneta, pavyzdžiui, ten kokių 20 kapeikų prieš karinę ir šalia tu padedi sagą. Du artefaktai. Kažkokia tarybinė moneta, rusų, čia vokiška saga, du daiktai. Ir tau iki lemputės ten kas geras, kas blogas. Tau nebelieka geras, blogas. Tau lieka bendra tiesa, bendra istorinė tiesa, kur nelieka ten tie geri, tie blogi. Tau nelieka, nes tau jau rūpi mokslinė tiesa. Mokslinė, tu supranti, kad egzistuoja visiškai kita dimensija supratimo. Egzistuoja, reiškia, kažkokie tai ten ideologiniai, idėjiniai įsitikinimai. Aš už tuos. Tai čia juk yra suinteresuotas žvilgsnis, jis nėra objektyvus, jis toli nuo tiesos. Tai yra kažkoks nuosavas teisumas. Aš už tuos, karšti, ten jaudinasi, dreba net, aš už tuos. Tie teisesni, o tas kita pusė dreba, ne, aš geriau žinau, aš už tuos. Ir tu supranti, kada tu pradedi mylėti tiesą, tu mokaisi mylėti tiesą ir tu pasižiūri, kad nei už tuos, tiesiog neutrali mokslinė tiesa, du istoriniai artefaktai, priešų, vienos pusės ir kitos pusės, rusų ir vokiečių, du artefaktai, supranti, materialūs, supranti, metalę įspausti, laiko, supranti, pažymėti, aprudėję visi, apdylę. Ir tu supranti, tai yra viena tiesa. Nebelieka gerio ir blogo, nebelieka. Lieka viena tiesa. Ir tu supranti, kad kaip klysta žmonės, kurie ten gerio ir blogio lygmenį. Tie blogi, tie geri. Ir tu supranti, kad ne. Yra tiesos lygmuo, kuris ateina vėliau ir jeigu tu jo neieškai, tai jis tau neateina niekad. Ateina vienos tiesos nuovoka, vienos tiesos, kad yra viskam viena tiesa. Kur jinai yra? Jeigu Dievas yra, tada pas Dievą. Bet iki šito klausimo mes dar prieisim. Tai grįžtant, pavyzdžiui, prie šiandienos įvykių, tų Izraelis Iranas, žmogus labai skuba užimti kažkokią tai pusę, ypač pastebėjau krikščionys, reiškia. Reiškia, jisai pasiskaitęs šventą raštą, jisai galvoja, kad sako, aš žinau žodį Izraelis, aš jau žinau. Ir jisai galvoja, kad jisai objektyvus, nes jis čiagi viskas, čiagi Dievo įkvėptas šventas raštas, taigi aš žinau, sako, ašgi šventą raštą skaitau. Ir tu supranti, ir tu matai, kad taip nėra. Nes kada aš labai daug dėmesio skiriau šventam raštui, kada aš grynai atsidėjęs studijuoti šventą raštą, supratau, kad
aš gerai suprantu senovinius, reiškia, tos Izraelio dalykus, bet aš visiškai nesuprantu šiandienos. Reiškia, tas toksai, reiškia, Biblijos studijavimas parodė, kad tai yra visiškai kita informacija ir jos būdų neįmanoma suprasti šiandienos realybės. Neįmanoma faktiškai. Neįmanoma. Ir kada aš kompensuodamas, reiškia, tą Biblijos tokį šališkumą pradėjau domėtis intensyviai politiką, ekonomiką, aš pamačiau, kad šitų žinių būdų neįmanoma suprasti Biblijos. Neįmanoma. Biblinis pažinimas atskirtas nuo žinių pasaulio, nuo materialaus pasaulio, nuo žinių pasaulio. Visiškai atskiri pasauliai. Neįmanoma. Vienom žiniom neįmanoma suprasti, tom žiniom neįmanoma suprasti šitų. Neįmanoma. Tai yra du atskiri pasauliai, neskirti vienas kitam. Ir man tai patiko, iš tikrųjų. Man patiko, kad yra tas prieštaravimas ir kad čia yra vietos pasidarbuoti, bandant surasti tą tiltelį, bandant surasti kažkokį tą jungtį. Ir daug metų skyriau būtent bandymui kažkaip tą Biblijos kalbą išversti į kultūros kalbą. Ir tai labai nedidelis rezultatas. Vis tiek tie pasauliai yra atskiri. Vis tiek tie pasauliai. Reiškia, tuo tokiu žmogiškų protų, žinių protų, mokslo protų neįmanoma suprasti švento rašto. Neįmanoma. 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 Ir biblinių protų neįmanoma suprasti realybės esančios dabar. Neįmanoma. Kada aš paklausau, reiškia, kažkas pamokslauja ir pamokslo kažkur metu bando kažkaip tai paminėti dabartinius įvykius. Aš suprantu, kad jisai, reiškia, taip labai tiesmukai bando biblinę kalbą įjungti su politinė kalba ir ten gaunasi gryna nesąmonė. Gryna nesąmonė. Neįmanoma biblinės kalbos sujungti su dabartinė politinė kalba. Neįmanoma. Nes atsimenat, aš jums pasakiau pavyzdį apie tos, reiškia, laikraščius. Kiekvienan istoriniam sluoksnį yra visai kitoks mąstymas. Tu nežinai, kodėl žmonės elgiasi praeitį taip. Tu nežinai, nes dabar taip nesielgia. Tu nežinai, tu nesupranti, kodėl uniformos, kodėl dizainas uniformo va toks. Tu nesupranti, kodėl laikraščio šriftas toksai. Tu nežinai, iš kur tos nuotraukos, kodėl prieš sušaudant žmonės išrengdavo. Tu nesupranti, tu jauti, kad negali būti. Šiandieniniu protu tu supranti, kad tu visiškant tokiam dvasiniam bankrote, tu nesupranti praeities. Tu laikai artefaktus, bet tu nesupranti praeities. Šiandien taip nesielgia, šiandien taip nemąsto, šiandien visai, ir tu supranti, ir tu tada pereini šimtmečiais iki Biblijos, 2000 metų iki Biblijos. Tu žinai, kiek virsmų buvo, kiek kultūrinių virsmų buvo, kada Biblija buvo, reiškia, rašoma, kada Biblijos įvykiai vyko realiai Izraelį. Tu žinai, kiek virsmų buvo po to kultūrinių virsmų sąmonė. Tu negali suprasti šio laikinių protų, tu Biblijos logikos negali suprasti. Tai yra neįmanoma.
Arba tu paprasčiausiai savo meluoji. Tu savo meluoji. Jeigu tu galvoji, kad tu turi kryželį kažkokį tai namie religinį, pasikabinės kryželį, tu galvoji, kad tu supranti, kaip atrodė nukryžiuojamas Jėzus Kristus. Tu galvoji, kad supranti. Nelabai. Supranti, kitas mąstymas ir kryžiuodavo nuogus tam, kad pasityčiot, paniekinti. Ir tada tu supranti, kad šitas sukultūrintas kryželis šiuolaikinis tau faktiškai nieko nekalba. Jis netgi klaidina kartais tave. Sukultūrintas toks dailus, plasmasinis ar medinis tas kryželis, jisai uždengia tau tą realybę, kokia jinai buvo toj kultūriniai plotmėj, kada žmonėm buvo normalu mirties bausmė ant kryžiaus. Kad tai buvo jiem pramoga, šou. Žmonės antikoje, supranti, eidavo į tuos stadionus, į tuos, reiškia, žiūrėti gladiatorių kautynių, kaip jie ten vieni kitus, ar kaip žvėrys juos ten puola, reiškia, mėgavosi mirtim žmonės tais laikais. Ir tada tu supranti, kad tu nesupranti tos situacijos nukryžiavimo Kristaus. Tu nesupranti. Tu nesupranti tos gėdos, tu nesupranti tos sąmonės, ką jie galvoja tie žmonės ir kuo jie ten džiaugiasi, kas juos ten skaudino, kas jiem buvo gėda, kas jiem gėda nebuvo. Ir tu supranti, kokia beviltiška yra dabartinė situacija su tuo tokiu kultūriniu kryželiu, žinai, kokia beviltiška. Kaip perversta viskas, kad tu nebepajėgus esi suprasti to Kristaus kryžiaus. Tu negali suprasti to išrinkto Jėzaus, kas buvo motinos galvoj, reiškia, kas motinos širdį žiūrint į savo sūnų. Nukryžiuot. Kada minė mėgaujas ir tyčias. Tu to negali suprasti. Tai yra neįmanoma suprasti. O žmogus toks labai, žinai, greitas sakyti, aš žinau, aš jau žinau, aš suprantu, aš tikiu jau, aš jau tikiu. Ir žinai, va tas didžiausias durnumas, žinai, kada žmogus bando dabartinių protų skaityti šventą raštą. Dabartinė logika. Ir piktinuosi, kad čia kažkas jam nesueina. Piktus baisiausia, kad kaip čia gali būti. Nu, žinai, esu tokia, iš vis nėra apie ką kalbėti. Iš vis nėra apie ką kalbėti. Iš vis. 2000 metų praėjo ir dar vis ta kryžiaus tiesa vis dar atsiskleidinėja, vis dar tų apreiškimų atsiranda, vis dar naujos prasmės atsiveria. Kiek daug žmonių kartu bandė suprasti. Ir vis ne iki galo dar. O čia, žinai, paskaitė vieną sakinį ir sako, aš jau suprantu, man jau neįdomu, aš jau žinau. Aš jau žinau, sako. Todėl va tas žmogaus nemylėjimas tiesos veda žmogų į pražūtį. Šiandieninės žinios yra labai labai tokios propagandiškos, tokios morališkai labai labai užangažuotos. Nelikė to moralinio neutralumo, moksliškumo visiškai nėra, mokslinės tiesos nuojautos nėra ir noro objektyvios tiesos nėra, nei sugebėjimų nėra.
tos greitos žinios, jų greitas prieinamumas ir tas didelis emocingumas, arba kitaip sakant, moralinis suinteresuotumas, nusivesti, reiškia, į savo pusę, nusitempti į savo pusę. Būtinai va, tas emocingumas pabrėžia savo, reiškia, po faktu pabrėžia savo supratimą, interpretaciją. Būtinai tempia tave kažkur tai, kad tu va šitaip supras. Ir aš tarp krikščionių esu pastebėjęs va tą tokį nemeilę tiesai. O būtinai pagal jį supranti. Aš supranti, ten 100 žmonių, 100 supratimų. Todėl, kad tiesos nemyli. Atskylęs va ten su savo, va šituo, tu supranti, kad tai yra, fantastiškiausias įrodymas, nemyli tiesos, neieško bendros tiesos. Ir viešpats neduoda jos, tiesiog tai yra nuosavi teisumai. Ir patenkinti, žinai, su savo atskalom, žinai, kad aš geriau žinau. Va tuom viskas ir pasakyta, kad jeigu tu mylėtum tiesą, tai tu suprastum, kad tavo tas, sakykime, supratimas žydų tautos ir Izraelio, biblijinis, faktiškai nieko bendro neturi su dabartiniu Izraeliu. Nieko bendro. Nieko bendro, absoliučiai. Kažkoks labai blyškus šešėliukas, tik iliuzija panašumą, tai nieko bendro jau nėra faktiškai. Aišku, kalbant objektyvę kalbą, kalbant mokslinę kalbą, jeigu tu nori, jeigu tau tiesa rūpi. Vat dabar aš nekalbu, ar ten tau rūpi tikėjimas, ar tau rūpi politika, ne. Jeigu tau rūpi mokslinė tiesa, jeigu tikrai tau rūpi tiesa, jeigu tu nori mylėti tiesą, tai tu tuo moksliniu požiūriu, kada tu paimi Izraelį 2000 metų atgal, antikinį Izraelį, tu faktiškai nei motyvų nesupranti tų žmonių, nei kas jiem buvo gėda, nei kas jiem buvo garbinga, šlovinga, nesuprasti. Nes tie šlovės gėdos dalykai vartėsi per šimtmečius, vartėsi ir atėjo iki mūsų dienų iš vis, žodžiu, po daug sluoksnių ten glūdi, tai neatsikapstysi. O tu štai tiesos nemyli žmonės ir krikščionys nemyli tiesos. Už tai taip greiti, žinai, į tą gerį ir blogį metasi. Mes už tą, o tu prieš, nedreba, žinai, mes už. Tai kuom jūs krikščionys geresni už netikinčių žmonės, kurie irgi va taip susiskaldė ir pasidalinė, kurie, supranti, irgi yra už tą gerį blogį, susiskirstė iškart tie geri, tie blogi. Kitaip viskas yra, tu pasižiūrėk į Seno testamento, reiškia, tuos visus įvykius, tu supranti, kad ten buvo kitokia tauta, žydų buvo kitokia tauta, supranti, buvo dvi valstybės, buvo Judėja ir Izraelis. Reiškia, paskui Saliamono metu tas, reiškia, Izraelis buvo ten sunaikintas faktiškai, ten išvarytas, asimiliuotas, išvarytas į tremtį. Izraelio neliko faktiškai, tų 10 giminių, liko iš 2 giminių Judėja. Ta Judėja vėlgi ten buvo kažkur tai išvaryta į Babilono tremtį, reiškia. Ir vėl ten apdirbtos smegenys, reiškia, tiem žydam. Ir kai jie sugrįžo, reiškia, iš tos Babilono vergystės, tai jau buvo nebe tie žydai. Jau buvo nebe tie. Ir kada jie atėjo iki Jėzaus laikų, dar buvo nebe tie žydai. Tie transformavosi, supranti, ten per šitos šimtmečius ten vyko daugybė virsmų ir tu jau nebežinai, kas jiem buvo gėda, kas jiem buvo šlovė. Tu nebežinai.
Ir po Jėzaus dar 2000 metų. Vėl tie transformacijos daugybė, supranti. Ir žmonės, supranti, sako, aš žinau, jis jau moko, reiškia, jisai kaip kietas žinovas, lyg tai matęs tuos įvykius, jau su tokiu užtikrintumu jis pasakoja, žinai, aš jau mačiau, aš jau žinau. Pačiam šventam rašte, supranti, kiek sluoksnių to laiko, tų laikraščių, kiek sluoksnių, pačiam Senam testamente daugybė epochų praėjo iki Kristaus, nuo Abraomo, Jėzau, nuo Adomo, kiek tų sluoksnių praėjo, kiek ten sąmonės pokyčių. Ir supranti, negali žmogus kritiškai, kada tu nemyli tiesos, tu kritiškai nežiūri. Tu apibendrini vienu žodžiu – žydai. Palauk, žmogau, kur tie žydai, kurie buvo į Babilono vergystę, reiškia, ištremti? Jų sąmonės ten Babilone pakeistos, jie grįžo jau išėję religinę tautą, grįžo sektantai. Viskas, jie buvo praplauti smegenys iš to Babilono. Tai jau nebuvo tie žydai, tie patys. Ten susimaišė su tom kitom tautom. Ar suprantat, ką reiškia, supranti, tas žmogaus išdidumas, kada jisai skuba sakyti, aš jau žinau. Tokiais apibendrint, tokiais varo, tokiais, žinai. Ir kažkodėl aš sakau, tiesos meilės aš nesutikau. Bandymą, va taip objektyviai, moksliškai ieškoti, tegul tu nerasi tos tiesos, bet bent jau tu būk sąžiningas ir pabandyk suprast, kritiškai pažiūrėti, koks yra silpnas žmogus, koks jis nepajėgus kažką suprast. Ant kiek žmogus nepajėgus kažką suprast? Ant kiek nepajėgus? Ir pasikabina mūkelę, reiškia, Jėzus, reiškia, kažkur tai ant sienos ir kultūrinę mūkelę ir jis galvoja, kad jis labai arti tos tiesos. Ne. Tie simboliai, jie padeda mum. Tarp kitko, aš ne prieš tos simbolius. Labai gerai, jie primena. Vis tiek jie primena. Tie tokie, tos mūkelės, tie atvaizdai, jie primena mum. Bet tuo pačiu jie primena mūsų bejėgiškumą, mūsų tokį žmogišką silpnumą, kad mes neabsoliutus, mes negalim žinoti visos tiesos ir va šitas dvasinio bankroto suvokimas, jis turėtų mus priversti norėti vieno dalyko, kad būtų Dievas. Nes jeigu mes tokie esam balvonai ir meluojam patys savo, tai mesgi nieko nežinom. Tai jeigu nėra Dievo, mes faktiškai nepajėgus nieko tikrai žinot. Nieko. Absoliučiai nieko. Jeigu nėra to, kuris viską matė ir viską žino ir gali mus pataisyti, tai mes, žiūrėdami, reiškia, tarybinių laikų filmus apie vokiečius, mes jau iškraipom tiesą. Mes jau iškraipom tiesą. Mes absoliučiai, tai yra beviltiškumas, kad tu kada nors galėsi suprasti, kas buvo tie vokiečiai antrant pasaulinį. Tai yra beviltiškumas. Tu pamatai, kad tu jau tos sąmonės negali suprasti. Tu jau savo tėvų sąmonės negali suprasti, kodėl jie kitokie, šiek tiek kitaip mąsto, kiti papročiai. Tu supranti, kad jeigu nėra viešpaties, jeigu nėra šventos dvasios, kuri gali žmogų pataisyti, tai tada žmogus faktiškai yra melagis pačiam savo ir vieni kitiem.
Tada tu nieko, jeigu nėra to, kuris pataiso mus, kuris mus nukreipia širdyse, tada mes melagiai, ištisi melagiai. Kiekvieną žingsnį tada mes melagiai, nes mes vis skirtingai interpretuojam viską. Ir mes niekokiu būdu nepajėgus istorinės tiesos sužinoti kada nors, nepajėgus. Ir todėl pas krikščionis yra tas, kad šventoji dvasia liudija tiesą, tiesos dvasia. Tai yra toks Jono Evangelija, sako, kad Jėzus, kad aš atsiųsiu jums tiesos dvasią, sekminių pažadas, sekminės mes švenčiam, kad Jėzus atsiunčia vietoj savęs tiesos dvasią, kuri, sako, liudys jums tiesą. Bet aš kritiškai sakau dabar, taip kalbu netikintiem žmonėm, aš paaiškinau sistemą, kad jeigu tu netiki, kad yra amžinas ir absoliutus sutvėrėjas, faktiškai tu pripažįsti, kad tu melagys, kad tu meluoji kiekvieną žingsnį. Nes paklaida tavo vertinime yra kiekvieną žingsnį paklaida. Kiekvieną žingsnį tavo paklaida. Tu nepajėgus suprasti jau savo tėvų netgi, logikos ir motyvų, nepajėgus. Ten kita kultūra, kitos vertybės, kiti motyvai, kitos baimės, kitos gėdos, kitos šlovės. Koks apgailėtinas yra žmogus, jeigu nėra Dievo. Koks apgailėtinas, juk tiesa tai yra garantija proto, sveiko proto ir proto, reiškia objektyvumo. Tiesa yra proto geros veiklos garantas. Ir staiga sako, nėra Dievo ir jis dar drįsta sakyti, kad iš čia teisus. Supranti, kai jis negali suprast praeitos epochos žmogaus, jau negali suprast. O sako, aš ir be Dievo žinau tiesą. Nu kaip tu ją žinai? Iš kažkokios apgraužos atkastos archeologų, tu čia jau žinai. Žinotai žinai. Nu tai aš ir kalbu, kad daugybė buvo tų filmų tarybiniais laikais ir jie dūzgė, tankai, vokiški tankai su kryžiais, raudonarmiečiai su savo ura, žinai, dūzgė, nu, daugybė masė, didžiulė masė, o tolko niekokia. Dalinė tiesa, tokia kažkokia silpna nuojauta tiesos. Ir kada tu pasiimi tą sagą vokišką, tu supranti, kad tu didžiulį žingsnį link tiesos žengiai, kad visiškai tau kitaip ta sagelė, vien artefaktas tave labai priartina, daug labiau priartina. Ir kada supranti, atėjo nepriklausomybė, atėjo dar kitoks vertinimas antrojo pasaulinio. Vėl kita informacija, vėl supranti kitas supratimas. Ir supratimas, kad buvo, reiškia, okultizmas, kad buvo, reiškia, motyvacija vokiečių tautos ne politinė, ne vien politinė, kad didesnė motyvacija jų buvo tokia okultinė, dvasinė, mistinė, reiškia. Jie ten į Tibetą važiavo, jie, reiškia, Austrijoje buvo tam tikri šulai, mistikai, kurie leido tokį, žinai, okultinį žurnalą Astarą. Ir ten, žodžiu, jie rėmėsi tokios rusų mistikės Jelenos Blavackojos, reiškia, teosofija. Žodžiu, kitaip sakant, nebe politinis motyvas jau vokiečių, jau nebe politinis. Tu pradedi suprast, kad ten buvo visiškai nebe politika, ten buvo grinai kažkokia tai, kaip sakyt, savotiška religija. Kažkokia bandyta susikurti savotišką naują religiją. Ir atrodė, kad jau čia galutinis toksai tas supratimas, kad čia ne politinis buvo tas judėjimas Trečiojo Reicho, reiškia, nacionalsocializmo, bet kad čia buvo mistinis. Ir paskui, reiškia, tu supranti, kad ne. Ne. Tu supranti, kad čia, reiškia, dar vis tiek tas toksai kūniškas, sieliškas toksai, bet nedvasinis.
vertinimas Trečiojo reicho įvykių, nedvasinis, sielinis. Ir kada tu prieini prie dvasinių dalykų, tu supranti, kad dar kitaip buvo motyvuoti tie visi įvykiai, tie visi Hitleriai ir tie visi nacionalsocializmai, dar kiti, ne visai mistikos, ne visai mistika, ne politika ir ne mistika. Bet buvo už jų žmonės, jėgos, kurie juos kreipė, vedė ir buvo interesai tam tikri. Ir aš dabar nenoriu apie juos kalbėti, bet aš sakau, kad yra, čia daugiau labai arti su krikščionybė, tas paaiškinimas Trečiojo reicho. Tai buvo apokaliptiniai įvykiai. Ir dar daugiau, bet aš nenoriu plėstis, aš tiesiog rodau, kad iš pradžių atrodė fiziškai, kad čia dvi karo mašinos susirėmė jėgom, susirėmė iš tarybinių filmų, atrodė, kad tai fizinės grumtynės, dviejų rūšių tankų, dviejų stilių kažkokių. Reiškia, po fizinio etapo ateina sielinis etapas, tu galvoji, kad tai čia mistika, tai čia, reiškia, jie iš mistinės idėjos ten kažką. Paskui supranti, kad ne. Nei fizinis lygis, nei sielinis lygis, bet yra dvasinis lygis, dar aukštesnis lygis, kuris dar kitaip viską perprasmina, viską perverčia, kad tos dvi jėgos buvo sudurtos dar kitais motyvais, tam tikrų jėgų, iš esmės neregimų jėgų. Ir buvo, aišku, ir žmonės, reiškia, buvo ir žmonės, kurie kreipia, bet dabar aš nenoriu apie tai kalbėti, ne apie tai šiandien. Aš tiesiog norėjau pasakyti, kad yra tam tikra raida, tam tikras kažkoks tai vystymasis, brendimas supratimo ir transformacija vyksta. Tarybiniai laikai, materialistinis požiūris, nepriklausomybė, sielinis požiūris ir paskui ateina dvasinis požiūris į tos įvykius. Ir tu matai, kad tu priartėjai prie tos objektyvios tiesos, kuri yra nešališka, nes tu supranti, kad sutvėrėjas yra nešališkas. Kaip aš jums sakiau, rusai ir vokiečiai, reiškia, rusiška moneta ir vokiška saga, du dalykai, ir staiga nelieka to geras blogas, lieka tik tai bendra istorija, bendra istorinė mokslinė tiesa. Ir tu dar nesakai, kad tu čia dieviška tiesa, žinai, bet tu priartėjai, tu pradėjai suprasti, kad yra ta dieviška tiesa. Bendra visiems. Žmogui neprieinama. Žmogui duotas kaip šešėlis, tik tai tokia nedidelė nuojauta, kad jinai yra. Ta bendra tiesa. Tam, kad žmogus būtų nuolankus, kad žmogus objektyviai save vertintų, savo tą žinau, pradeda tada kapotis, jau ten įrodinėti, ten savo teisės. Ne, žinai, čia yra kūniškumas, paskui sieliškumas, bet tai nėra dvasingumas. Dvasinis žmogus pradeda suprasti savo menkumą žinojime ir jis tiesiog pajunta didžiulį poreikį Dievo buvimo ir Dievo pažinimo. Jis pradeda kritiškai vertinti savo galimybės, bet tai jau yra branda. Kada žmogus pradeda suprasti, kad palauk. Aš ir Biblijos tos nežinau, kaip ten jinai, reiškia, buvo iš tikrųjų parašyta, aš nesu žydas galų gale. O šiuolaikiniai žydai tai nėra senoviniai žydai, toli gražu. Ir tada žmogus jisai, tam ir skirtas tas susivokimas, kad nusižeminti savo dūšiai, kad nesididžiuoti ir labai norėti, kad būtų Dievas.
kad būtų ta objektyvi tiesa ir kad jinai būtų kažkaip tai artima, kad jinai tau belstųsi į tavo širdį, bent jau kartas nuo karto. Tu to pradedi sąmoningai norėti, jeigu tu nori būti protingas žmogus. Jeigu tu nori, kad šventosios dvasios liudijimas tau pakoreguotų tavo žinojimą, kad tau biškį va taip kažkokią užuomeną duotų, širdies pojūtis, kad sąžinė tavo, kad kažkas ne taip, aš tai ne taip suprantu, aš per daug kategoriškas, aš esu užangažuotas, aš esu, supranti, suinteresuotas. Aš nemyliu tokios neutralios tiesos, aš jos nemyliu, aš jos nenoriu. Aš noriu morališkai šališkos tiesos, kad būt man su šitais žmonėm. Arba su šitais žmonėm, kad būt su jais. Vienas aš nenoriu būti. Tu žmogaus, ta baimė vienatvės, vienišumo baimė, kad tik nelikt vienam. Tai ką man ta tiesa? Aš vienas, supranti. Tie dešinieji, reiškia, kairieji su tais, dešinieji su tais, jiegi kartu, jiem kartu gerai, jiem nesvarbu, kad ten yra, supranti, morališkai, supranti, šališko žinios. Ir kada tau pasako, kad žinai, o yra kitaip, yra morališkai neutrali informacija. Ir tu sakai, nenoriu. Vat nenoriu, vat man nereikia tos tiesos, man tiesos nereikia. Vat iš čia kyla ta nemeilė tiesai. Nu, mokslas, aišku, jisai biškį artina žmogų prie tiesos, bet irgi kaip šešėlis toksai. Mokslas irgi tik užuomina, kad yra to objektyvi amžina tiesa, tik užuomina. Bet jau šitos žinelės, visos žiniasklaidos, jos yra tokios šališkos, nuklaikiai šališkos, nuklaikiai ten. Nu, tiesiog pats savo meluoji ir viskas. Tu sakai, kad vat, išgirdai per radiją ten, ar kažkur tai per reiškia, internete, ten YouTube, tu pamatei, kad specialistas tau aiškina karštus įvykius. Ir tu matai, kaip jis nuoširdžiai aiškina, tai tikriausiai jis tiesą čia tau sako. Baigtų. Čia yra tiesiog, nu kaip čia pasakyti, žmogaus silpnybės. Žmogus labai nori būti Dievu. Žinot, aš žinau. Aš pilnavertis. Aš noriu veikti iškart turėdama žinias, aš iškart puolu veikti, puolu reaguoti. Tai yra apgailėtina iš tikrųjų. Tai yra apgailėtina. Nes žmogus labai nori būti tokiu, sakau, absoliutų tokiu. Aš žinau ką daryti. Aš esu toj pusė, net dreba visas, kad kaip tu drįsti kitaip galvoti negu aš. Net dreba visas, kad ašgi girdėjau, aš žinau, va šitas man sakė, supranti, ypač krikščionys dreba, kad čia, žinai, mes už Izraelį, net dreba va šitaip va. Nu tai gerai, kad tu už Izraelį, bet tu biški patikrink save, ar čia tas pats Izraelis, kuris Biblijoje parašytas, ar čia tas pats. Nu, paprasčiausiai norėjau paaiškinti, kad šiandien ta 22, ta tokia keista data, jinai mums vis tiek kažkokia tai nedidelė užuomina. Jinai liepia mums permastyti dalykus. Permastyti. Nepult kažkaip greitai vertinti. Nepulti. Sugrįžti prie antrojo pasaulinio ir permastyti tuos įvykius, kad dar aš nežinau, dar aš nesu objektyvus anų laikų atžvilgių, tai juo labiau nesu objektyvus šiandienos šviežių įvykių atžvilgių. Vat kaip kažkoks tai vat, nu, nenoriu aš taip garsių tokių frazių, kad čia Dievo kažkoks ženklas, tikrai ne, bet žmogiškai yra kažkoks vat, blaivus kažkoks tai, reiškia, blaivus pastebėjimas, kad
tu žmogau pagalvo, kad dar tu antrojo pasaulinio karo, nei tu supranti, kas ten įvyko, nei tu įvertinai, nei tu žinai, gali spręsti objektyviai. O taip jau puoli vertinti patį šviežiausią ten kažkokį tą įvykį. Nu, žinai, yra šventam rašte pranašystės. Tu gali sakyti, kad aš patikėjau, aš žiniom nesiremiu, bet aš tikiu, kas yra Apreiškimo knygoje, Apokalipsės knygoje parašyta, aš tikiu. Nu, paimkim, kad ir tuos 3/6 tą tokį, reiškia, atvejį, kuris aprašytas Apreiškimo knygoje, kur yra parašyta, kad ateis laikas, kada žmonės bus suženklinti ir jeigu neturės to žymės ant kaktos ir ant dešinės rankos, tai jie negalės nei pirkti, nei parduoti. Nu, va ta vieta. Ar jūs atsimenat, kiek interpretacijų yra daug? Ar atsimenat, kaip ten irgi vartėsi tas supratimas šitos vietos, ką jinai reiškia? Irgi negali pasakyti tiksliai, vat, kad tu tikrai žinai, ką reiškia ta vieta. Ir kada ateina, reiškia, mokslo kažkokie atradimai nauji, ir pavyzdžiui, vat, ką sako tie mokslininkai, pavyzdžiui, kurie reiškia, tyrinėja mokslo fantastiką, yra tokis žanras, mokslinė fantastika. Jis faktiškai pasibaigė. Faktiškai mokslinė fantastika išsisėmė. Kodėl išsisėmė mokslinė fantastika? Dėl to, kad, nu, reiškia, aprašyti visi galimi ateities variantai. Išsemta. Įsivaizduoju. Materija nėra beribė. Išsemti visi galimi ateities variantai. Ir fantastai faktiškai neturi apie ką rašyti. Todėl atėjo tas fantasy žanras, kur jau ten stebuklai, burtų lazdelės, faktiškai viso. Nu, grinai jau nesąmonės, jau kur mokslu nesiremiama iš vis, grinai pasakos. Mokslinė fantastika tai buvo žanras, kuris rėmėsi moksliniais dėsniais ir moksliniais spėjimais. O fantasy jau yra ten raganos, kažkokie drakonai, ten hernia visą šitą. Reiškia, mokslinė fantastika į ką jinai įsirėmė mokslinė fantastika. Jinai įsirėmė į singuliarumą. Yra toks baisus dalykas, kurio dar faktiškai žmonės nepatyrė, bet jie žino, kad tai maždaug grėsia žmoniai. Yra singuliarumas. Reiškia, nu taip jau primityviai ūkiškai pasakius, kada kompiuteris, kada ta, reiškia, mašina pradės pati save programuoti ir pati save tobulinti. Ir tas progresas nueis jau, žmogus jau nesuspės, nei susekti, nei ten viskas eis daug greičiau, negu žmogaus mintis gali kažką tai susekti. Tai vat singuliarumas baisus dalykas. Ir reiškia, mokslininkai priėjo prie išvados, kad žmonija atsidūrė aklygatvį. Be visokių sąmokslų, be kažkokių tai velnių, be kažkokių blogų žmonių, grinai paėmus vien tik šitą mokslinį faktą. Kad skaitmeninė šita visa technologija tobulėja, jeigu įmant tik vien šitą faktą, žmonija pasmerkta atsidurta aklygatvį. Nes, sakau, fantastai nustojo, reiškia, rašyti, nes išsisėmė. Šitų fizinių ten raketų, visokių erdvėlavių, tai viskas, visi variantai ten jau sugalvoti ir viskas. Ir kada viskas peršoko grinai iš fizinės sferos į tokį informacinį, skaitmeninę, viskas. Staigiai nuėjo mintis į singuliarumą ir viskas. Ir žmogus pajunta, jisai pasijuto, kad viskas, kažkas tai žmogiška pasibaigė. Ir dėl to, supranti, išsiplečia
tų 3 šešetų, supranti, prasme. Ką norėjo pasakyti apreiškime Jonas. Ką norėjo pasakyti, reiškia šventa dvasia, ką norėjo pasakyti, kad ateina pavojingas laikas, žmogui pavojingas laikas, dėl technologijų, dėl pačių technologijų. Sakau, atmetant visus sąmokslus, viską, grinai pati technologija kelia jau pavojų žmogui. Ir tai yra ant nosies, viskas čia pat. Ir kad tuo pasinaudos kiti pikti žmonės, tai čia faktas, bet šventas raštas, jisai išsiplečia, tu supranti, kad pavojus yra realus, kuris perspėtas jau šventam rašte prieš 2000 metų, kad ateis laikas skaitmeninio, reiškia, matmens, kada žmogui tai taps pavojinga visapusiškai, labai pavojinga. Ir tu supranti, kad vėlgi, sakau, išsiplečia viskas. Ta tiesa išsiplečia. Ne tik su pinigais tai susiję, ne tik su tais skaitmeniniais pinigais pasirodo tai susiję. Tai grinai yra užuomina apie technologijas. Apreiškimas Jonui užuomina apie technologijas, kurios bus pavojingas jau žmogui kaip rūšiai faktiškai. Už tai ten yra draudimas, labai baisus ir griežtas draudimas. Nepasirašyt po šitom technologijom. Nepasirašyt. Šventas raštas perspėja nepasirašyt. Ir vis tiek tai taip jau aiškiai negali pasakyti. Va taip aiškiai. Kad tu jau žinai. Bet perspėjimas yra labai griežtas. Labai griežtas. Ir faktiškai, šventas raštas, jisai užsibaigia Apokalipsės knygą ir kaip žmonės sako, pasaulio pabaiga. Ne. Blogio pabaiga. Blogojo pasaulio pabaiga. Puolusių angelų kontroliuojamo pasaulio pabaiga, po kurio prasideda viešpaties Jėzaus Kristaus era. Apokalipsė kalba ne apie pasaulio pabaigą, bet apie blogojo pasaulio pabaigą. Tai irgi yra geroji naujiena. Tik žmonės katastrofizmu to užsikrėtę klaidingai interpretuoja, kad neva tai yra pasaulio pabaiga. Ne. Blogojo pasaulio pabaiga. Ir jos ženklas yra skaitmeninės technologijos, kurios jau priveda žmoniją prie ribos. Prie labai pavojingos ribos. Ir įsikiš viešpats ir neleis tam ateiti iki to liūdno finalo. Tai rodo artėjimą viešpaties, kad viešpats išgelbės ir nuo šitų dalykų žmoniją. Tai va tokia tiesa yra. Tiesos nuojauta tokia, sakykim, kad vėlgi negali ten pasakyti, kad aš jau žinau, čia kategoriškai žinau, bet tokia tiesos nuojauta yra. Mylėkit viešpatį Jėzų Kristų, nes šitas pasaulis jisai yra labai toks nepatikimas, žmogaus žinojimas yra labai nepatikimas. Ir todėl faktiškai tas įžūlumas žmogaus, kuris sako, kad aš galiu kažką tai žinoti, be Dievo aš galiu kažką žinoti. Tai žmogus jau tuo faktu savo pareiškimu jis parodo, kad jis yra melagis, nes be Dievo faktiškai nieko neįmanoma tikrai žinoti. Ką aš ir bandžiau įrodyti. Kad žmogus, jeigu nėra Dievo, jeigu nėra to, kuris matė visus įvykius ir gali juos objektyviai kažkaip mums pateikti, per nuojautą mūsų, per sąžinę. Jeigu tokio nėra,
gyvo liudytojo visų įvykių, visų pasaulio įvykių, tada žmogus yra apgailėtinai padėti, negalintis niekokio fakto žinoti tikrai. Taip, kad norėkim, kad būtų Dievas. Ačiū uždėmesį.